Sveiki visi. Antra dalis bagio statyme. Praeitą kartą užsidėjau šitą ratą. Gana neblogai gavos, bet reikės palyginti, nes čia nelygiai šitos vietos, kai kurios, bet čia vėliau. Ir dabar žiūriu gana status kampas gavosi. Bet gal nieko baisu. Gal gerai bus. Jeigu ką pakoreguosim ateityje. Dabar reikės kitą pusę pasidaryti. O kai pagausiu, tai kampą pagal su gulščiuku pasimatavus šitą tarpą. Taip pat ir kitoj pusėj tokį pat padaręs. O kad lygiai būtų ir pasisukimą, tai išsitiesiu šniūrą ir kitą šniūrą išsitiesiu ir tarp jų gal šitą juostą padėsiu, kad būtų 9 laipsnių kampas šitoj vietoj ir toj vietoj ir tada nuo to taško matuosiu iki rato centro ar kažkur, kad būtų vienodi atstumai. Ir pagal šniūrą 2 vietose ar keliose pasimatuosiu, kad lygius atstumai būtų vienos pusės ir kitos pusės. Ir taip turės būti lygiagrečiai ir pats ratas. Tai esu pasidaręs jau, pradėjau darytis. Kelmas padarytas ir pradėjau pačius cilimblokus darytis. Dar. Jo, ir reikės toliau darytis čia atramas ir jo, pasidėti ratą taip, kaip turi būti. Pasirašiau detalės apačiai. Čia dėsis ir šičia kažkur panašiai. Dar reikės tiksliai pasimatuoti. Ir viršui. Čia ir reikės čia pažiūrėti, kad filtras atsisuktų. Tai čia kažkur toliau biškai. Buvo planas čia, bet filtras trukdo tai. Čia kažkur gal. Reiks pažiūrėti. Centras čia turėtų būti bent jau. Irgi reikės pasimatuoti. Pagalvojau, gal darysiu, kad šitos traukės neišsiimtų. Gal suvirinsiu. O gal nesuvirinsiu dabar. Dabar galvoju, gal ir su varžtais. Bet čia vėliau kažkada. Dabar reikės dabar tuos susivirinti. Dar kaip darysiu, tai pirmą prisivirinsiu viršutinės prisivirinsiu pirmą ir tada su šita traukė, kur vienodas yra atstumas padaryta tarp šitų taškų, su traukė prisitvirtinsiu prie to. Ir aš jau žinosiu, kur bus apatinis jau. Nereiks labai daug. Nereiks labai daug daryti, bet jeigu šį čia darysiu, tai nebent apatinį čia, bet apatinis geriau būtų, kad čia. Tai tik vieną pusę taip gausis, kitą pusę reikės kažkaip galvoti biškį kitaip.
Štai pasidariau kitą ratą. Turėtų būti. Yra lygiai jau. Iš įvairių dimensijų pasiėmiau matavimus. Tai pagal šniūrą abu du šniūrai vienodas tarpas tarp jų. Tai reiškia lygiai greičiai. Tada aukštį pasireguliavau. Pakišau plokštelę po pačiu ratu, kad maždaug vienodas aukštis būtų tarp ratų. Tada kampą su gulščiuku. Ir taip pat žiūrėjau dar tarpą tarp šitos vietos ir korpuso. Ir lyginau su kitu ratu, kad būtų vienodai. Nes kampas ir tas atstumas kartu keičiasi. Jeigu pakeiti vieną, kitas irgi keičiasi.
kita diena ir vakar bedarant pamačiau, kad nesikelia iki galo. Nesikelia iki galo dėl to, kad pati šitų pusašių ilgiai nevienodi šito ir kitoj pusėj. Aš galvojau, kad vienodi. Šitas labiau centimetro labiau išsitraukęs negu tas. Tai dabar nesikelia, nevaikšto normaliai. Yra du pasirinkimai. Arba traukės perdaryt, arba daryt tarpinę. Daryt praplatinimą. Reikia pažiūrėti, kiek ten trūksta. Jeigu įdėjus 8 mm plokštę, kurią naudoju šitą. Jeigu šitos užtektų, tai gerai būtų. Bet jeigu daugiau reikia, tai reikia pažiūrėti, kaip vaikšto atitraukus 8 mm tarpą padarius tarp dviejų. Ir kitas dalykas, ko pilnai nepažiūrėjau, tai atstumų tarp, kai yra vertikaliai gulščiukas, sakykim, atstumų tarp apatinio ir viršutinio centimetrų skiriasi. Čia kaip dabar nustatyta, kaip anoj pusėje buvo, centimetrų skiriasi, bet gal nieko baisaus nebus. Čia tas centimetras turbūt ir duoda daugiau, kad pusašis pats išeina. Tai gali ir neužtektų 8 mm. Nes kai matavau tarp ten ir ten centimetras skirtumas. Ir dabar matosi, kad ta labiau išėjusi, ta susitraukusi labiau. Tai atitrauksiu ir žiūrėsiu, ką toliau. Padariau tam tarpą, kaip ir normaliai, kaip ir užtenka, tai vėliau reikės padaryti tarpinę, kad būtų. O dabar apstojo darbai, nes bulgarkės lūžo. Jungiklis sudegė kažkoks komponentas. Tai reikės naujos bulgarkės. Tai pradėjau ardyti, išsiardžiau vairavimo mechanizmą. Priekį, kai darysiu priekį, reikės dar išsiardyti galinį tiltą. Jo pritaikyti kaip nors gal į priekį, gal išeis, gal neišeis. Išsiardžiau amortikus, bet pamačiau, kad trūkus vieną spyruoklę, tai nežinau, kaip gausis. O pačią važiuoklę kitaip darysiu negu mašina, negu paprastai. Tai su redukcija.
esmė tokia, tai kad spyruoklės čia ir su svirties pagalba keistusi atstumas. Jeigu ratas pakyla, kaip pavyzdžiui, 10 cm, o pati spyruoklė susitraukia kokiais, priklauso kiek padarysi, bet 2 cm, gal 2 cm per mažai. Reiks bandyti žiūrėti, koks optimalus yra šitas kelias. Ir amortizatorius galimės čia padaryti, gal net vėliau sujungimą kokį, stabilizaciją tarp ratų pačių. Tai tokia esmė. Čia dar turbūt padarysiu skirtingas vietas tvirtinimo, kad išeitų pakeisti ar pabandyti kitas pozicijas. Toks dizainas. Įdomu kaip gausis. Tik tai savo spyruoklė sulūžus vieną, tai gal net kitą paimsiu. Radau spyruoklės. Šitos aukštesnės, tai daugiau susispaus. Turbūt geriau. Tada pasidariau dar tą traukę paskutinę. Nusipirkau bulgarkę naują. Tai dabar reikės eksperimentuoti, žiūrėti, kiek reikia spyruoklės. Kaip spyruoklės daryti. Ir turbūt pirmas dalykas, ką padarysiu, tai pasidėsiu po bagio ir nuleisiu ant spyruoklio. Pažiūrėsiu, kiek susispaus. Ir dar svorio reiktų damesti, nes kad būtų realistiškiau. Ir nuo to tada gal čia atramą padarysiu, kaip šitam šablone atramą padarysiu, kad būtų, ir tada bandysiu eksperimentuoti su santykiais. Nežinau, čia tokios aukštos spyruoklės, labai turbūt nereikės didelio santykio daryti, ir taip užteks. Ir taip čia nebus labai daug, kiek to čia judesio, 40 cm. Va, jeigu vienas prie dviejų, tai 20 cm. Susispaus spyruoklė, 40 cm judesio ratui. Žiūrėsiu, dabar pabandysiu ant pabagį spyruoklės pasidėti ir toliau. Na va, su spyruoklėm padėtam ant pabagio, tipo nieko daugiau nėra. Jo. Plytos ten, turėtų būti toliau, bet sakykim, yra taip. Nėra jos labai, nevaikšto daug, bet jo. O taip gauna su abiem spyruoklėm uždėtam ant šito prototipo. Čia gaunasi apie 2 kartus ratas pakyla, ten 1 cm spyruoklė 2 susitraukia. Bet tuo nuleisiu. Nelabai laiko, tai biški per daug vadinas. Reikės sumažinti. O sumažinti, tai turbūt šitą tarpą pabandysiu sumažinti. Nes ten jeigu sumažinsiu, tai nebus skirtumo. Jo, kuo toliau į tą pusę tas galas, o tas galas kuo arčiau į tą pusę. Iš pradžių gal nežinau kiek. Kažkiek pažiūrėsiu. O po to maždaug nuspręsiu koks atstumas ir tada paliksiu ramybėj. Rėmą toliau rėmą, nes nežinau tikro svorio, tai pasikeis, rėmas susidės, pasikeis viskas. Kažkiek pasikeis, tai gali būti, jeigu dabar padarysiu, kiek turi būti, tai po to netiks, nes svorio prisikraus.
Nu va, padariau, pamažinau atstumą. Čia dėjau 2 varžtus, kad nesisukiotų šitą, kadangi čia privirinta. Čia 2 varžtai, nes ant vieno sukiotųsi. Sumažinau atstumą, čia maždaug per pusę. Ir kitoj pusėje tą patį padariau. Ir stovi ant spiruoklių visai. Ten plytas, nieko, neliečia. Veikia. Tai kažkas tokio bus. Gana minkšta, kaip dabar. Nors turėtų būti taip pat. Nu, kažkas tokio ir bus gale, aišku, tvirčiau, bet ir dabar gana tvirta. Kaip ant savo svorio stovi ir sulūžta. Kaip ant savo svorio stovi. Čia pasislinko šitie. Jo, visai tvirta, o jeigu sutvirtinsiu, tai dar tvirčiau bus. Tai šitam video tiek, o sekančiam kartui turbūt priekį darysiu. Maždaug kur sėdynės bus. Nusimatysiu. Ir jo, ir tada rėmą po biškį. Tai jo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito.